Sveiki vaikai, šiandienos tema – funkcijos savybės. Taigi, remiantis šituo grafiku, aš parodysiu visas savybės, kuriomis pasižymi funkcija. Tai gerai, pradėsiu nuo apibrėžimo srities. Apibrėžimo sritis tai yra mūsų x-ai. Dabar, kam bus lygus x-ai šitame grafike? Kokius x-us įgyja funkcija šitame grafike? Pasižiūrim. Taip, pasižiūrim. Tik tai į x-us. Tai dabar, nuo kur prasideda grafikas? Nuo -5 ir pasibaigia ties 5. Bet mano brėžiny parodyta, kad taškas -5 yra priskirtas funkcijai, o +5, kaip matom, yra tuščia viduris. Jis nepriskirtas. Tai aš pasižymiu, kad -5 tinka man, o +5 jau nebetinka. Jisai nebeįeina į funkcijos grafiką. Taip, pirmiausia, pirma savybė. Taip, reikšmių sritis. Atsiprašau, argumentų sritis. Gerai, dabar reikšmių, funkcijos reikšmių sritis. Tai y priklauso ir pasižiūrim pagal šitą grafiką, kokie y patenka į mano grafiką. Tai žiūrim y tiesę. Taip, aš galiu ir pažymėti y, čia x-ai. Gerai, nuo kur prasideda? Nuo -3 grafikas prasideda ir baigėsi ties 4. Žiūrim, -3 užtušuotas, 4 lūžio taškas, ne? Šitam taške vis dar funkcija egzistuoja, tai mes galime parašyti, kad mano funkcijos reikšmės yra nuo -3 iki 4. Ir 4 irgi man tinka. Aukščiausias taškas y +4. Gerai, sekanti savybė. Kuriuose x-o reikšmėse y daugiau už 0. Y daugiau už 0. Tai yra funkcija didesnė už 0. Kuriuose x-o reikšmėse mes rašome, x-ui priklauso visos reikšmės. Kokios? Žiūrim, kokios reikšmės man tinka, kur y yra daugiau už 0. Kur y daugiau už 0? Tai yra viršutinė grafiko dalis. Tai žiūrim, nuo -4 grafikas ir iki +2. Bet ar -4 ir +2 tinka man kaip taškai? Netinka, nes tame taške bus, pamatysit toliau. Tai gerai, nuo -4 iki +2 funkcija yra didesnė už 0. Žiūrim toliau. Kur jinai yra mažesnė už 0? Funkcija mažesnė už 0. Žiūrime, kur jinai mažesnė už 0. Tai nuo -3, kuris man tinka, nuo -3 iki +4, taip, užsidarė skliaustas. Tai yra mano atkarpa pasibaigė. O toliau prasideda nuo čia, tai yra nuo 2 iki 5. 5 irgi netinka, jis niekada ir nepriklausė niekada funkcijai, tai jis ir netiks niekada. Gerai, toliau kita savybė. Kuriuose taškuose y, tai čia 4, čia 5 savybė. Kuriuose taškuose funkcija lygi 0. Kuriuose taškuose funkcija lygi 0. Tai funkcija lygi 0, tai y lygi 0, kuriuose taškuose. Kaip tik tose taškuose, kur kertama x-o ašis. Tai pasižiūrim, x lygu -4 ir x lygu, arba x1, x2, va taip, lygu +2. Šitose dviejose taškuose y lygu 0. Dar vadovėlėje pamačiau, pastebėjau, kad kažkodėl dar nori pažymėti, kuriuose
taškuose kertama Y ašis. Tai galime parašyti, nors čia anksčiau ir nereikalavo, kuriuose taškuose X lygus 0. Galime pažymėti ir šitą tašką. Tai kuriame taške X lygu 0? Tame, kur funkcija kerta Y ašį. Tai aš rašau, kad Y lygu 2. Šitame taške argumentas bus lygus 0. Gerai, toliau 7 savybė. Tarp kurių taškų aš va taip pasižymiu, funkcija yra kylanti, auganti, didėjanti. Kaip pavadinsi, taip nesugadinsi. Tai didėjanti funkcija, kuriuose taškuose jinai didėja. Žiūrim, kuriuose taškuose didėja. Vat nuo šito taško prasideda ir kelia, ir jinai didėja, žiūrim, didėja iki štai šito taško jinai didėja. Šitam taške jinai ar didės ar ne? Klausimas. Ne, čia yra lūžio taškas, lūžio taške jinai nedidės. Reiškia, man pats taškas -2 nebus aktualus, bet pradedam nuo šito taško. Tai rašom, X-ui priklauso visi taškai nuo -5 iki -2. Ir -2 man netinka, nes tai yra kaip tik lūžio taškas, kuriame jau jinai nebedidės. Įsivaizduokite, vat, rodau. Kyla ir staigiai žemyn pradėjo leistis. Vat šitam taške jai reikėjo sustoti, kad kryptį pakeisti. Buvo toks momentas, kai funkcija visiškai sustojo ir tada pradėjo keliauti į kitą pusę. Tai buvo, tai tas sustojimas, jis ir rodo, kad jinai nekyla, jinai nedidėja. Tai reiškia sustojimo taškas arba lūžio taškas. Jisai niekada nepriklausys augimo intervalui. Gerai, 8 savybė. Kur funkcija yra mažėjanti? Kur jinai krenta, kur jinai mažėja? Aišku, visada skaitome iš kairės į dešinę, nežiūrime. Negalim va taip sakyti, kad jinai kyla, ne? Nes mes skaitome iš kairės į dešinę, tai žiūrim iš šitos pusės. Tai šitos pusės, jeigu tokia, kaip čia pasakyti, jeigu įsivaizduojama tokią liniją turime ir ją stumėme, tai žiūrim, ar taškas susikirtimo su funkcija kyla, ar vis dėlto leidžiasi. Jeigu aš toliau stumsiu, žiūrim, susikirtimo taškas leidžiasi ar kyla. Tai įsivaizduojam visada tokią liniją ir stumiam tą liniją, žiūrim, ar taškas juda aukštyn ar žemyn. Ką jisai daro tas taškas. Ar aišku? Dar kartą, stumiu žalią liniją ir žiūrim susikirtimo. Vat, jinaigi kertasi kažkur su mano funkcija, ne? Kažkoks yra susikirtimo taškas. Tai žiūrėk, aš stumiu tą liniją ir žiūriu, ar taškas kyla, susikirtimo taškas. Jisgi visą laiką juda. Taip? Žiūrim, ar kyla, ar žemėja. Vat, žiūrėk, dabar jisai žemėja, ar jisai lieka vienoje linijoje. Žemėja. O dabar va čia stumsiu toliau. Lieka vienoje linijoje ar kyla vienoje linijoje. Tai gerai, tai reiškia, mes jau maždaug jau suprantame, kaip tas vyksta ir pasižymim, nuo kurio taško iki kurio jisai žemėja. Bet va šitam lūžio taške, ar kažkas pasikeitė, ar nustojo žemėti, ar pasikeitė kryptis judėjimo grafiko. Ne, šitam taške nepasikeitė judėjimo kryptis. Tai yra, jis kaip žemėja, taip ir žemėja. Reiškia, šitas lūžio taškas, jisai nebus kaip stovėjimo, nejudėjimo taškas, ne? Tai gerai, pabandome aprašyti šitą funkcijos mažėjimo intervalą. Tai gerai, bus nuo -2 iki +3, iki čia. Iki 3. 3 irgi man netinka, nes tame taške vėl kažkas pasikeitė, vėl judėjimas pasikeitė. Čia buvo augimo, pasikeitė į kritimo, mažėjimo, o šitam taške pasikeitė, kad nesikeičia dabar, niekas neįvyksta, funkcija nei auga, nei krenta, nei mažėja. Gerai, toliau.
Devinta savybė. Kuriame taške arba taškuose y yra maksimalus. Kuriame taške y yra maksimalus. Tai žiūrim į grafiką ir pasižiūrim, kuriame taške y maksimalus. Tai būtent tame lūžio taške, apie kurį aš kalbėjau, y yra maksimalus. Taigi, taškas 0, atsiprašau. Oi, sorry, ne 0, minus 2. Minus 2. X lygu minus 2. Šitam taške X, y yra maksimalus. Gerai, 10. Y minimalus. Y minimalus. Kuriame taške Y yra minimalus? Žiūrim, kur grafikas yra žemiausiai. Va čia. Minus 3 yra minimali Y reikšmė. O X reikšmė šitam taške yra minus 5. Taip. Na ir viskas, 10 savybių, kurias aš žinau, galbūt jų yra ir daugiau, bet jums daugiau nereikia. Jeigu klausimų neturit, ar turit klausimų? Tai viskas, ačiū.